nes tu turi būti žemiau, kad jisai būtų aukščiau. Ir vietoj to, kad jisai atrastų variantą, kaip būti naudingas visuomenėje ir uždirbti pinigus, lengvesnis būdas, labai dažnas, yra nuvertinti, supykti ant kito, kaltinti kitą, kad aš santykėje su tavim esu prastas. Tai tu būk prasta. Tai yra labai vaikiška taktika, jinai yra labai veiksminga. Bet tai yra vaikiška, tai yra žemos savivertės, žemoj savivertė esančio žmogaus taktika, kuri paprasčiausiai yra labai greita ir efektyvi, greitai pasikeltų uodegą. Problema yra tame, kad vyras ten užsėdęs ir kol bado pirštais, jisai nepažiūri save, o kai pažiūrės į save, jis turi savo pripažinti. Aš esu čmo, tai yra niekas, ir aš kaip vyras turiu išmokti tarnauti aplinkai ir rasti savo vietą, kaip uždirbti pinigus, nes jeigu aš neuždirbu pinigų, aš esu vaikelis, aš esu infantilas, kuris nemoka tarnaut, nemoka uždirbti, o vyrui ypatingai svarbu, vyro psichikai, uždirbti pinigus, nes sąlyginė meilė yra būtina vyrui. Tai yra, aš kažko pasiekiau. Ir vyras, ypatingai vyrui yra svarbu atsistoti tam tikro savarankiškumo ir tekėjo pagrindo. Kas be ko moteriam irgi yra tas pats, bet vyrui tai yra ypatingai stiprus akcentas, nes ten yra testosteronas ir vyriška laimė priklauso nuo to, kur aš stoviu. Ir kai vyras negali stovėti, jis gali ten daryti visokiausius viražus ir bėgti nuo to, ką jis privalo padaryti. Jeigu nori jaustis gerai, poroje laimingas, arba gali badyti pirštais, daryti va tokius chaotiškus, keistus manevrus, tai yra aš tave žmoną nuvertinu, aš tave, čia tu kalta, kad aš taip blogai stoviu, čia tu per aktyviai, todėl aš toks pasyvus, visi kalti, daugybė variantų, kaip aš trumpam labai pasikeliu savo savivertę, bet aš esu užstrigęs psichologiniai pelkiai, nes iš ten išjudėti neįmanoma, kol aš nepripažįstu, kad aš stoviu negerai, kažkas yra negerai su manim. Ir kol vyras neprisipažins savo ir nepradės ieškoti tvarkytis, bet iš tokių realių pagrindų, o tam reikia baigti žaidimų šito žaisti. Tam reikalinga terapija, psichologinis kelias, vyro kelias, taip kad vyrui labai daug nusimato ir kiek laukt, ar verta? Kiek nori, tiek laukt. Tai yra vadinama gyvenimą, aš jau praeitą kartą atsakiau į tą patį, todėl kiek norisi, o kai jau nebesinorės, kai jau vemti norėsis, žiūri į tą perspektyvą, kad gali susitvarkyti ir širdis jau, pavyzdžiui, šala. Ir viskas ir viso gero. Tai tiek daryk, kiek nori.